Sveiki visi. Taigi stebint naujausias OpenAI naujienas, natūralu, kad iškilo klausimas, ar vis tik tai verta įsigyti mokamą prenumeratą. Dėl naujo ir patobulinto GPT 4o modelio sunku nustatyti, kam yra tinkama nemokama ChatGPT, o kam reikėtų įsigyti Plus. Išskaidysiu jūsų galimybės, kad lengviau apsispręstumėte. Kai GPT-4 buvo galingiausias OpenAI kūrinys, mokėti už ChatGPT Plus prenumeratą, kurį kainuoja 20 eurus, buvo prasminga. Tačiau dabar, kai OpenAI paskelbė apie galimybę naudotis GPT-4o, nebesu toks tikras. Naujausiame atnaujinime OpenAI paskelbė, kad GPT-4 lygio dirbtinis intelektas bus prieinamas visiems ir jums net nebereikės Plus prenumeratos. Be to, nemokami naudotojai galės naudotis tokiom funkcijom, kuriamis anksčiau galėjo naudotis tik tai tie, kurie mokėjo už prenumeratą. Tai prieiga prie GPT Store, naudoti GPT robotus, įmonių ir vartotojų sukurtus robotus, kurie palengvina tam tikras užduotis ar ne, specializuoti GPT robotai. Taip pat tęstinumas, atminties, memory funkcija, kuri taip pat buvo prieinama tik tai Plus vartotojams, taip pat nuotraukų įkelimas, dokumentų įkelimas, naršymas internete ir išsami bei pažangi duomenų analizė, taip pat kodavimas. Visa tai buvo prieinama tik tai mokiem vartotojams, o kaip paskelbė vakar OpenAI, vakar tai yra gegužės 14 dieną, kad visa tai turės ir nemokus vartotojai. Tai iš tikrųjų dėl šių naujų pokyčių iš OpenAI labai sudėtinga nustatyti, kam iš tikrųjų reikalinga mokama ChatGPT prenumeratą, o kam pakaks ir nemokamas. Taigi šiame video pabandysiu apžvelgti ir išskirti, ką vertėtų pasirinkti jum ir ką rinksiuos aš. Turėtumėte naudoti ChatGPT Plus, jeigu natūralu, jei esate Power vartotojas ir naudojate ChatGPT dažniau nei vidutinis vartotojas. GPT-4o suteiks nemokiem vartotojams daugiau galimybių, tačiau, kaip užsiminė per pristatymą OpenAI, tos galimybės bus apribotos. Reiškia, ką turės Plus prenumeratoriai, nemokami prenumeratoriai turės maždaug 5 kartus mažiau užklausų. Nors viešai nėra skelbiama, kiek turės Plus prenumeratoriai, bet spėjama, kad jie turės apie 80. Tai padalinkim tai iš 5 ir mes gausim, galbūt apie 15-13 užklausų per kiekvieną valandą. Tačiau jeigu to dažnai nenaudojat, jums to nereikės, jeigu naudojat, be abejo jums reikės sakyti ChatGPT Plus. Kaip teigia OpenAI, nemokus vartotojai išnaudoja visus savo GPT-4o limitus, bus automatiškai perjungti į ChatGPT 3.5. Taip pat tai labai priklausys nuo vartotojų srauto, jis kai pilnumoje pasileis GPT-4o, tikėtina bus didžiulis. Todėl, pačioj pradžiai gali ir nepavykti pasinaudoti, ar ne, tais momentais. Taigi dabar perjungkim prie skilties, kodėl jūs turėtumėt naudoti nemokamą ChatGPT prieigą. Savai mes suprantame, kad jūs nenorite mokėti mėnesinio mokesčio, kuris, tikrai nėra mažas, 22 eurų į mėnesį. Tiesa, su pasirodančiu GPT-4o visi net nemokus vartotojai turės prieigą prie GPT-4 lygio dirbtinio intelekto. Ir kaip minėjau anksčiau šiame video, turės prieigą prie fantastinių funkcijų, prie kurių turėjo prieigą iki šiol tik tai mokus vartotojai. Taigi, jeigu nenorite mokėti pinigėlių, galite sutaupyti, palaukti ir naudoti nemokamai visas šias funkcijas, kurias siūlo OpenAI. Tiesa, dar nėra aišku, ar nemokus vartotojai turės prieigą prie DALL-E. DALL-E tai paveikslėlių generatorius, kurį gali naudoti ChatGPT Plus vartotojai. Tas nėra aišku, bet žinoma, kad turės prieigą prie GPT Store. O ten yra dauguma GPT, kurie susijęs su DALL-E. Tai bet kuriuo atveju, jeigu visą tai, ką šnekėjo per vakarykštį update'ą OpenAI bus tiesa, galėsim apeiti ir, generuoti paveikslėlius visiškai nemokamai. Antroji svari priežastis, kad esate nereguliarus ChatGPT vartotojas. Reiškia, kad jūs vartojate tik tai kartas nuo karto, prisėsdami, pasirašydami kažkokį tekstą, išanalizuodami kažkokį dokumentą, pasirašydami kodą, ar jei bus galimybė sugeneruodami ten 1-2 paveikslėlius.
Tuomet, žinoma, jums tiesiog nereikia ChatGPT Plus narystės ir jūs puikiai susidorosit, kaip susidorojate iki šiol. Tik iki šiol naudojat ChatGPT 3.5, na, o greitų laikų 2 savaičių laikotarpį galėsite naudoti GPT-4o. Tai toks trumputis update'as, toks pamastymas, ar verta prenumeruoti ar neverta. Aš neabejotinai, turėdamas galimybę naudotis nemokamu GPT-4o, iš karto prenumeruosiu GPT-4 Plus, kad galėčiau savo reakcijas nufilmuoti ir pasidalinti su jumis pono Obuolio kanale. Todėl nepamirškite prenumeruoti, paspausti nykščius ir galbūt pasidalinti su draugais, kuriam tai aktualu. Šiandien buvo tiek. Iki sekančių video. Ate.